Sveiki, mėly kolegos. Šiandieną mes kalbėsime apie įsiūtinės rankovės įsiuvimą į pažastį. Tam, kad jums būtų lengviau įsivaizduoti, aš kalbėsiu apie švarko rankovės įsiuvimą į pažastį arba klasikinės suknelės rankovės įsiuvimą į pažastį. Pasiruošiau nugaros detalę, priekio detalę ir rankovę. Būtinai išsikirpus reikėtų pasižymėti rankovėje viršutinį įkirpį, kurį mes sutapdinsime su pečių siūle, rankovės priekinį įkirpį, kurį mes tapdinsime su priekio detalės pažastimi ir be abejo tas pats įkirpis yra ant priekio detalės pažastyje. Prieš pradedant susiūti šoninę siūlę ir pečių siūles, norėčiau jums parodyti rankovės atitikimą į pažastį. Tai yra labai svarbu tam, kad rankovė gulėtų tiksliai pagal pažastį. Dedame rankovę pagal priekinę detalę, pagal apatinę dalį. Sutapdiname rankovės siūlę ties šoninė siūle, pas mane rankovė yra viensiūlė, ir atkreipkite dėmesį. Apatinėje dalyje rankovės kontūras idealiai atitinka priekio pažasties kontūrą. Maždaug nuo įkirpio vietos rankovės kontūras eina į vieną pusę, pažastis sukasi į kitą pusę. Taip pat turėtų būti ir nugaroje. Tapdiname su nugaros detale. Dedu rankovę, sutapdinu su šoninė siūle, susitapdina kampas ir žiūrime toliau. Rankovės kontūras apatinėje dalyje būtinai sutampa su nugaros kontūru. Toliau vėlgi rankovė užsisuka į vieną pusę ir nugaros pažastis užsisuka į kitą pusę. Jeigu jūs sukonstruosite savo gaminį, būtinai patikslinkite rankovės apačią. Sekantis mūsų darbas – susisiūti šoninės siūles, pečių siūles ir rankovės siūlę. Kadangi rankovė yra viensiūlė, yra viena siūlė, mes ją susiūsime tokią užlaidą, kokią mes esame susikirpę. Pas mane šiuo atveju visos užlaidos yra 1 cm. Jūs galite palikti šonuose, pečių siūlėse, siūlių užlaidas po 1,5 cm. Siuvėjiškos karjeros pradžioje kartais didesnės užlaidos labai pagelbsti, jeigu reikia pataisyti. Lygiai taip pat rankovės siūlė pas mane yra 1 cm, o jūs galite šioje vietoje pasilikti 1,5 cm. Yra viena griežta taisyklė. Pažasties užlaida iš priekio, iš nugaros detalės ir visa rankovės galvutės apvala, šita siūlės užlaida, visada būna 1 cm. Nei daugiau, nei mažiau. 1 cm todėl, kad jinai gerai išgultų ir šitas siūlių plotis yra standartinis, būtų gerai, kad jūs jo ir laikytumėtės. Nereikėtų per rankovės galvutę ir pažasties vietose pridėti po 1,5. Jeigu jūs tai padarysite, siūlių užlaidos pradės rankovę traukti. Susisiuvam šoninį ir pečių siūlę ir išlyginam siūlių užlaidas skleistai. Taip pat yra susiūta rankovės siūlė, jinai taip pat yra išlyginta skleistai. Atkreipkite dėmesį, kad ir ant priekio detalės ir ant rankovės yra pažymėti įkirpiai. Jie būtini yra prieš rankovę sudaigstant. Jeigu prastai matosi kreida arba muilas, jūs galite padaryti nedidelį įkirpimą žirklėmis.
Maksimalus įkirpimas yra nuo 3 iki 5 mm. Tam, kad nesusipainiotumėt, kurią rankovę į kurią pažastį reikia įdaigstyti, aš rekomenduoju ir gaminį, ir rankovę išsiversti į gerąją pusę. Kai atsirinkat, kuri ranka yra kairė, o kuri yra dešinė, dar kartą pasitikrinam, tuomet tapdiname reikalingus įkirpius ir siūles. Pradedame visada nuo apačios. Tapdinsime rankovės siūlę su šoninė siūle. Sudedu šoninę siūlę su rankovės siūle. Sutapdiname, kad siūlės būtinai sutaptų ir susisegu smeigtuku. Sekantis mūsų būtinas orientyras yra viršutinio rankovės įkirpio sutapdinimas su pečių siūle. Taipogi dedu gerosiomis pusėmis į vidų. Taip. Jie turi idealiai sutapti, siūlė ir mūsų įkirpis, ir taip pat susisegu smeigtuku. Sekanti vieta, kuri būtina yra sutapdinimui, tai yra priekio detalės, pažasties įkirpis ir rankovės įkirpis. Jie taip pat sutampa. Aš buvau pasidarius nedidelius įkirpimus ir juos taip pat susisegu adatėlėmis. Na štai, rankovė yra paruošta įdaigstimui. Rekomenduoju jums rankovę daigstyti nuo šoninės siūlės į vieną pusę ir vėl nuo šoninės siūlės kilti į kitą pusę. Todėl, kad šioje rankovėje bus sulaikymas iš priekio ir iš nugaros detalės. Noriu jums parodyti, kaip teisingai paskirstyti ir kaip teisingai pridaigstyti tą sulaikymą, kad jūs galėtumėte rankovę įdaigstyti greitai ir be streso. Taigi pradedam nuo šoninės siūlės. Rankovės negalima nei patempti, nei sulaikyti. Šitoje vietoje jinai idealiai turi atitikti pažasties kontūrą. Segame smeigtukais. Pageidautina statmenai kraštui, todėl kad taip smeigtukai geriausiai laiko kraštą. Nedideliais atstumais ir tapdiname viršutinį kontūrą. Jie ir rankovė, ir gaminio nugara turi vienas kitą atitikti. Pakol kas jokio sulaikymo nedarom. Kai priartėjam maždaug apie 10 cm iki pečių siūlės, jūs galite matyti, kad iš rankovės yra jau nedidelis perteklius. Vadinasi, šitoje vietoje jums reikia tą rankovės perteklių paskirstyti tolygiai. Tai yra labai svarbu, kad rankovė įsisiūtų gražiai. Tai reikia paskirstyti tolygiai. Dabar ką reikėtų daryti? Mes viską segėme iš gaminio smeigtukais, o dabar atsisukam iš rankovės ir bandysim šitą perteklių paskirstyti. Jums reikėtų, segant smeigtuku, daryti va tokias vos juntamas bangeles. Smeigtukai segti dar tankiau. Tarp kiekvieno įsegimo reikia šiek tiek prilaikyti rankovę. Va taip tos bangelės yra matomos, bet atkreipkite dėmesį. Jeigu aš tą bangelę paspausiu pirštu, jinai išnyksta. Vadinasi, kai jūs susiūsite audinį, tas sulaikymas toje vietoje pasiskirstis labai tolygiai. Važiuojam iki pat mūsų paskutinio smeigtuko. Viską stengiamės daryti tolygiai.
Jeigu jums iš pirmo karto nepavyksta tų bangelių padaryti vienodų, o jos turėtų būti vienodos, nes tik tada rankovė gražiai įsisiūs, pabandykite daigstyti dar kartą. Na štai, mūsų bangelės ir susegti smeigtukai. Atkreipkite dėmesį, smeigtukus aš segu taip, kad susiuvimo siūlė būtų per va šitą vietą. Tai yra 1 centimetro siūlė ir vadinasi mano smeigtukas laiko tą sulaikymą būtent toje vietoje. Jums tikrai nepavyks, jeigu jūs suseksite ar čia arti krašto, arba jūs suseksite va čia toliau smeigtukais. Tai yra svarbu būtent kurioje vietoje jūs sutapdinate audinius. Su nugaros detale mes jau susikovojom, dabar belieka susisegti priekinę detalę. Taip, čia mūsų įkirpiai sutapdinti, vėl pradedam segti nuo apačios. Segame be jokio sulaikymo. Svarbiausia, kad kontūras rankovės ir gaminio būtinai sutaptų. Vėl ta pati istorija. Maždaug apie 10 arba truputį daugiau, nuo 10 iki 12 galbūt konkrečiau, tai labai priklauso nuo gaminio pažasties ir nuo gaminio dydžio. Bet pats turbūt mažiausias ir optimalus atstumas tai yra 10 cm. Kai lieka mums toks tarpas ir mes matom, kad iš priekio detalės taip pat yra sulaikymas, mes vėl kartojame tą patį. Vėl priekio detalę seksime jau iš rankovės pusės ir darysime tarp smeigtukų nedidelės bangeles. Bet net ir darant bangeles, va šitas kontūras taipogi turi sutapti. Rankovė negali išsikišti už gaminio pažasties. Smeigtukus sutvirtinu būtent tą vietą, per kurią aš planuoju susiūti. Na va, ir man dabar čia užteks dar įsegti vieną smeigtuką ir sulaikymas bus visas sulaikytas ir pagautas taip, kaip jis turėtų būti. Taip, kai jūs padarėte šitos darbus, dabar rekomenduoju jums iš gaminio pusės nusibrėžti 1 cm įdaigstymo ir susiuvimo liniją. Rekomenduočiau jums vis dėlto rankovę įsidaigstyti ir nepulti jos susiūti. Taip jūs dar geriau pritvirtinsite va šitą va sulaikymą. Taigi, susidaigštam savo rankovę pilnai su sulaikymu. Atkreipkite dėmesį, kad sudaigstyta yra 1 cm pločio siūlė, ten, kur yra mūsų sulaikymas, dygsnį aš šiek tiek patankinau, visur jisai yra maždaug 5 mm, o čia yra maždaug 3-4 mm, tam, kad geriau susidaigstytų sulaikymas ir kad siūti būtų lengviau. Taip rekomenduočiau padaryti ir jums. Rankovę siuvame 1 cm pločio siūle. Lengviausia tai padaryti iš gaminio pusės siuvant, o ne iš rankovės. Todėl, kad siuvimo mašinos dantukai visada šiek tiek prilaiko audinį. Todėl mes į apačią dedame rankovę, kuri yra sulaikyta ties pečių siūle. Siuvame naudodami standartinį 2,5 mm dygsnį. Pradžioje užtvirtinimo nedarom, apvažiuosime visą ratą, užvažiuosime ant prieš tai buvusios siūlės ir padarysime užtvirtinimą. Apsiuvome rankovę 1 kartą. Aš tikslingai pasirinkau kitos spalvos siūlus, tam, kad jums būtų patogu ir jūs galėtumėte matyti atstumus
ir kurioje vietoje yra mano siūlė. Pakol kas aš dar daiktų neišsiėmiau, tikrinam siūlės pločius. Jeigu iš gaminio siūlė yra visur tvarkinga, 1 centimetro, galim pažiūrėti, o kasgi atsitiko su mūsų sulaikymu. Na štai, jisai pasiskirstė tolygiai ir mašina jį tolygiai prisiuvo. Kai tai padarėme, galime išsitraukti daiktus. Dar kartą noriu Jums priminti, kad paprasčiau ir greičiau Jūs įsiūsite rankovę, jeigu pasižymėsite siūlės vietą iš gaminio pusės. Patikėkit, aš suprantu, kad Jūs norite tai padaryti greitai, bet dėja rankovę reikia įsiūti idealiai gražiai. Ir siūlė šita turi būti tikrai visur vienodo pločio 1 centimetro. Todėl, kad ši vieta tikrai matysis gaminyje ir jeigu Jūs įsiūsite kreivą siūlę, rankovė taip ir matysis, kad ji yra kreiva. Dažniausiai visi komentatoriai pirmiausia žiūri į rankoves. Ir jeigu rankovė yra įsiūta kreivai, gal Jums nieko niekas nesakys, bet pagalvos, kad ne taip labai jau Jūs ir mokat siūti. Taip, kad nepatingėkit, susidaikstykit, pažymėkit ir prasiūkit. Sekantis mūsų darbas, kai įsiuvome 1 kartą, reikia nusiūti dar 1 kartą, tam, kad rankovė laikytųsi tvirtai ir neišplyštų iš pažasties. Jums reikės prasiūti maždaug 1 arba 2 mm atstumu į užlaidos pusę šalia prieš tai nusiūtos siūlės. Čia jau žymėtis aišku nereikia, Jūs tiesiog prasiūsite šalia šitos savo gražios lygios siūlės. Tai reikia padaryti aplinkui per visą pažastį. Kai nusisiuvome 2 kartą šalia pirmosios siūlės, aplink visą pažastį, dabar mums belieka paskutinis darbas, tai yra šiek tiek prilyginti rankovėje viršuje esantį sulaikymą. Rankovę lyginam tik tai toje vietoje, kurioje yra sulaikymas. Pasidedame nedidelę dalį rankovės su sulaikymu ir mes prilyginsime tik va šitas sulaikymo bangeles. Daugiau į pažastį užlyginti niekur nereikia. Siūlė yra stačia. Giliai įkišti į pažastį lygintuvo nerekomenduoju, mums reikia prilyginti tik patį sulaikymą. Ir taip mes prilyginsim iki kitos dalies sulaikymo pabaigos. Lyginant su garu, jums reikėtų, uždėjus lygintuvą ir paspaudus garą, palaikyti, kad audinys sudrėktų su garu, o po to lygintuvą palaikyti be garo, kad audinį išdžiovintumėt ir jisai užsifiksuotų. Na štai, sulyginom visą rankovę. Sulyginę galime pažiūrėti į rankovę iš gerosios pusės. Rankovės siūlės užlaida yra nuverčiama į rankovę. Taip jinai ir išliks gaminyje. Apatinės rankovės dalies lyginti jums nerekomenduoju. Taip atrodo rankovė iš nugarinės pusės. Sulaikymo iš gerosios pusės nesijaučia, jis gražiai susisiuvo ir išsilygino. Tikiuosi, mano pamoka jums padės greitai ir gražiai įsiūti rankoves. Svarbiausia nesupainioti kairės ir dešinės
gražių jums siuvinių ir iki kito susitikimo.